Trumpo administracija smarkiai rizikuoja Irane, o Pekinas turi Trumpo kozirį šių vadinamųjų retųjų žemių elementų pavidalų. Tiekimo nutraukimas keltų didelę problemą JAV ir Taivanui. Lieka klausimas, ar Xi juo pasinaudos. Pažvelgus plačiau, jei pagalvosime apie platesnį karo apimtą pasaulį ir tai, kas jau dešimtmečius kelia nerimą Pentagono planuotojams, tai yra Indo-Ramiojo vandenyno regionas. Vieną dieną Pekinas bandys įsiveržti į Taivanį, sukeldamas ekonominę spiralę, dėl kurios dabartinės Irano karo problemos atrodys juokingos. Sveiki atvykę į 21 amžių, kur per Hormūzo sąsiaurį plaukia 20% žalios naftos. Tačiau apie 60% puslaidininkių ir 95% aukščiausios klasės puslaidininkių yra gaminama Taivanyje. Dažnai aptariame, kad didžiausią nerimą kelia koordinuota operacija, kuri dabartinį karo apimtą pasaulį iš tiesų paverstų trečiuoju pasauliniu karu. Nuo tvirtos Maskvos ir Pekino draugystės viena įsiveržė į rytų Europą, kita kerta Taivano sąsiaurį. Tai sukeltų didelę įtampą Jungtinėms valstijoms, kurios tuo metu greičiausiai jau turėtų naują prezidentą ir turi svarbių ekonominių interesų abiejuose regionuose. Europos perspektyvos trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu atrodo geresnės. Trumpuoju laikotarpiu pačios Rusijos susikurtas blaškantis karas Ukrainoje neleistų Kremliui sutelkti pakankamai pajėgų, nebent tektų šaukti karius antrajam frontui, o tai būtų nemenka politinė rizika. Jei Europos NATO sąjungininkai laikysis pažado skirti 5% BVP gynybai, žemynas galės savarankiškai sustabdyti Rusijos kariuomenę vidutiniu laikotarpiu. Jungtinių valstijų indėlis padėtų sklandžiau vykdyti šį procesą. Indo-Pacifiko regione perspektyvos kelia nerimą tiek trumpuoju, tiek vidutiniu laikotarpiu. Vidutiniu laikotarpiu Pekinas turės pakankamai desantinių laivų rimtai invazijai į Taivaną. Trumpuoju laikotarpiu Jungtinių valstijų karinis jūrų laivynas rodo, kad jis negali stebuklingai spraktelėti pirštais ir per naktį perimti sąsiaurio kontrolės. Taip, verta pažymėti, kad joks kitas karinis jūrų laivynas net negalėtų priartėti prie to, ką Jungtinės valstijos bando daryti Irane. Taip pat verta pažymėti, kad yra didelis skirtumas tarp bandymo priversti režimą pasitraukti iš valdžios bombarduojant atitinkamą šalį ir bandymo atremti amfibinį įsiveržimą darant tą patį. Bet kuriuo atveju, jūrų pajėgų panaudojimas praktiškai nėra lengvas dalykas. Šis susirūpinimas yra dalis rizikingo sumanimo, galėjusio lemti Irano karo pradžią. Kinijai bandant įsiveržti į Taivaną, Iranas galėjo pasinaudoti progą imtis veiksmų artimuosiuose rytuose, kol JAV karinis laivynas sutelktas Indo-Pacifike. Kalbant apie Indo-Pacifiką, JAV dėl išsilaipinimo laivų trūkumo artimiausiu metu nesijaudina. Jei žvalgybos vertinimai teisingi, Pekinas išsilaipinimo laivų problemą išspręs ne anksčiau kaip 2027 metais. Taigi, jei Jungtinės valstijos 2026 metais pašalintų Iraną iš žaidimo, Pekinas galėtų tik stebėti iš šalies. Tuomet JAV kariniam jūrų laivynui nereikėtų nerimauti dėl galimo pasidalijimo į dvi frontus vėliau. Galbūt tai apskritai atgrasytų Pekiną nuo Taivano invazijos. Sėkmingai įgyvendinant strategiją, JAV turėtų įveikti du sudėtingus uždavinius. Pirmiausia, reikėtų pasiekti bent kokią nors pergalę Irane. Antra, reikėtų suspėti atsigauti ir pasiruošti bet kokiam iššūkiui Indijos ir Ramiojo vandenyno regione. Pažvelkime į šiuos du iššūkius iš eilės. Politiškai šis karas nuo pat pradžių buvo katastrofa Trumpo administracijai. Tai mažiausiai palaikyta karo pradžia Amerikos apklausų istorijoje. Nebuvo jokio pastebimo susitelkimo aplink vėliavą efekto ir visa tai įvyko dar prieš išaugant degalų kainoms Jungtinėse valstijose. Tai tik vidaus reikalų pusėje. Jau nekalbant apie tai, ką apie tai mano tarptautiniai partneriai už artimųjų rytų ribų. Stebėtina, kaip situacija tik blogėjo laikui bėgant. Karo pradžioje 38% amerikiečių manė, kad Trumpo administracija aiškiai išdėstė JAV tikslus Irane. Karas su Iranu buvo pagrindinė naujienų tema daugiau nei 3 savaitės, todėl čia turėtų būti daugiau aiškumo. Tačiau šis skaičius sumažėjo iki 32%, atspindėdamas nenuoseklę Trumpo administracijos skleidžiamą žinią per tą laikotarpį.
Tačiau, jei apsiribosime tik karinę pusę, situacija nevienareikšmė. Irano ginkluotė aiškiai susilpnėjo, ypač balistinių raketų ir dronų srityje. Paleidimų skaičius gerokai sumažėjo palyginti su pirmosiomis karo dienomis, o Irano atsakas į smūgius pietų Pars dujų telkiniui duomenyse beveik nepastebimas. Anksčiau buvo galima manyti, kad Iranas galėjo taupyti atsargas vėlesniems išpoliams. Tas mažas pokytis rodo, kiek Iranas turi paslėptų atsargų. Dar yra ką nuveikti, bet CENTCOM patenkinti situaciją. Branduolinė programa visai kas kita. Jungtinės valstijos pradėjo pulti tas vietas, parodydamos, kad Pentagonas mano, jog pernai birželį smūgiai panaikino bet kokius galimus Irano įgytus branduolinio proveržio pajėgumus. Tačiau JAV kyla keli neaiškus kariniai klausimai. Vienas jų – Ormūzo sąsiauris. Jei JAV nepavyks jo atverti, karas bus pralaimėtas. Praėjusią savaitę aiškinau, kodėl tikėtinas priverstinis atidarimas. Kai kurie teigia, kad sakiau, jog tai lengva. Aš to nesakiau. Tai bus lengva, jei JAV išsekins Irano pajėgas pakrantėje. Operacijos ką tik prasidėjo ir turės būti didelės, kad tanklaiviai svarstytų plaukimą per sąsiaurį. Stebėkite šią situaciją. Yra ir Irano vyriausybė. Tai galima apibūdinti kaip pralaimėjimą vyriausybei, bet ne pačios vyriausybės žlugimą. Mirė buvęs aukščiausiasis lyderis, daugelis jo aukšto rango pavaldinių ir kai kurie artimiausi jo giminaičiai. Jo sūnus turėtų būti aukščiausiasis lyderis, tačiau prarandu sveiką protą, nes nėra įrodymų, kad jis gyvas. Linkstu toliau naudoti pagaliukų žmogeliukus, net jei jis pasirodys. Šią konflikto dalį laikau karinė JAV sėkme, tačiau ji nesukėlė pageidaujamo efekto Irane. Vis dėlto šiam įvykiui verta skirti negalutinį vertinimą, nes autokratinės vyriausybės dažnai atrodo stabilios, kol netikėtai nebe. Apibendrinant, politinių požiūrių Jungtinėms valstijoms sekėsi prastai, tačiau karinėje srityje situacija nėra bloga, nors tai ir ne visiška sėkmė. Pereikime prie antrojo klausimo. JAV dar turi atsigauti prieš susidurdamos su Kinija. Deižė, apie šią problemą kalbėsiu bendrais bruožais, nes niekas, išskyrus Pentagoną, iš tikrųjų nežino, kokia rimta ši problema yra. Tai galima apibendrinti kaip blogą situaciją, kuriai po karo išteklius reikia papildyti. Papildymo klausimo nelaikau finansinė problema. Irano karo populiarumas politiškai polarizuotas, tačiau abipartinis sutarimas, kad JAV trūksta metalo. Be to, problemos su Kinija greičiausiai iškils per kitą prezidento administraciją, o daugelis demokratų mato silpną Respublikonų partiją ir džiaugiasi savo galimybėmis 2028 metų rinkimuose. Tačiau naujų atsargų kaupimo problema gali kilti dėl Kinijos bendrininkavimo. Tai sakyčiau ironiškai, jei tai nebūtų sąmoninga Pekino strategija. Kaip turbūt atspėjote, problema yra su retųjų žemių elementais. Kinijos liaudies Respublika neturi monopolio, bet kontroliuoja didžiąją rinkos daugumą. Retieji žemės elementai naudojami beveik visuose didelės vertės tiekimo grandinės produktuose. Prieš 10 metų retųjų žemės elementų rinka siekė apie 9 milijardų dolerių. Produktai, kuriuose jie naudoti, buvo verti 7 trilijonų dolerių. Tai reiškia, kad retieji žemės elementai naudojami visuose JAV gaminamuose aukštųjų technologijų ginkluose. Tokios Tomahawk raketos, kurias karinis jūrų laivynas regis eikvoja nerimą keliančių tempų. Spaudimo strategija reiškia, kad Pekinas riboja retųjų žemės elementų eksportą. JAV artimiausiais metais negalės tinkamai atkurti atsargų. Kinijos liaudies Respublika įsiveržė į Taivaną, o Jungtinės valstijos, neturėdamos alternatyvų, turi su tuo susitaikyti. Galite keisti problemos mastą, bet esmė nesikeičia. Pekinas naudojasi retųjų žemių svertų, kad smarkiai padidintų savo galimybės suvienyti Kiniją. Pereikime prie svarbiausios dalies. Ar tai veiktų ir ar Pekinas bandytų? Retųjų žemių gamyba nėra neišnaudotų pajėgumų klausimas. Tai yra priimtinumo klausimas. Jungtinės valstijos anksčiau dominavo retųjų žemių prekyboje. Retosios žemės, kaip turbūt dažnai girdėjote, iš tiesų nėra tokios retos.
Jų nedideliais kiekiais yra visame pasaulyje. Praktiškai retomis jas paverčia ekonominiai veiksniai. Naudingoms medžiagoms gauti būtina eksploatuoti didelės kasyklas ir prižiūrėti šlykštų rafinavimo procesą. 9-ame dešimtmetyje Jungtinės valstijos buvo pasirengusios pereiti visus etapus. Tokios kasyklos kaip Kalifornijos Mountain Pass suteikė Jungtinėms valstijoms apie 30% rinkos dalį. Tada įvyko du dalykai. Pirma, Vašingtonas priėmė aplinkosaugos reglamentus, kad griežčiau reguliuotų minėtą šlykštų perdirbimo procesą, taip padidindamas vietinės gamybos kaštus. Antra, Kinija įžengė į rinką. Tai buvo ir ekonominis, ir strateginis sprendimas. Ekonominių požiūrių Pekinas nelabai rūpinosi aplinkosauginiais išoriniais padariniais. Tai leistų Kinijai pasiūlyti žemesnes kainas nei kitiems gamintojams. Jei tai pavyktų, kitos šalys nutrauktų veiklą. Tai suteiktų Kinijai strateginį pranašumą. Retieji žemės elementai taptų Kinijos atitikmenių artimųjų rytų naftai arba vėliau Taivano puslaidininkiams. Jei visi priklausytų nuo Kinijos gamybos, Pekinas galėtų grasinti tiekimo nutraukimu, siekdamas politinių nuolaidų. Ir iš esmės būtent taip ir nutiko. Kinija nuosekliai didino savo rinkos dalį. Jungtinėse valstijose buvo uždaryta Mountain Pass kasykla ir kitos kasyklos. Iki 2010-ieji 97% gamybos buvo Kinijoje. Bet tada prasidėjo pirmasis rimtas politinis išbandymas. Retųjų žemių krizė 2010–2012 metų. Net tai nebuvo 5 dalių siužetas iš jūsų mėgstamų komiksų. 2010 m. rugsėjo 7 d. Kinų laivas, tai tas mėlynas laivas ekrane, plaukiojo už nustatytų žvejybos vandenų ribų netoli ginčijamų Senkakų salų. Japonijos pakrančių apsaugos tarnyba įsikišo, todėl prasidėjo greitas persekiojimas, kurį dabar matote. Vėliau persekiojimo metu kinų laivas susidūrė su keliais pakrančių apsaugos laivais. Galiausiai Japonija pasivijo pažeidėjusį laivą ir sulaikė visus laive buvusius žmones. Pekinas buvo nepatenkintas ir pasirinko riboti retųjų žemių eksportą į Japoniją kaip spaudimo priemonę. Tai sutapo su Kinijos eksporto muitų didinimu ir 20% gamybos mažinimu. Retųjų žemių kainos šoktelėjo iki lygio, kuris buvo 10 kartų didesnis nei prieš metus. Pagrindinis atsakas vakaruose kilo iš Japonijos, Australijos ir JAV. Japonija, norėdama užsitikrinti retųjų žemių prieigą, investavo į Australijos Linus korporaciją. Kitais metais atidarius Mountain Weld kasyklą, Australija pirmą kartą tapo svarbia retųjų žemių rinkos žaidėja. Jungtinės valstijos rimtai nusiteikė grįžti į rinką. Kinijos rinkos dalis sumažėjo iki 60% gamybos, tačiau ji vis dar valdo 90% perdirbimo pramonės. Kinijai pavyko išlaisvinti laivo įgulą, tačiau tai galėjo pakenkti šalies ilgalaikiam gebėjimui daryti spaudimą. Klausimas lieka, ar Kinija išvis taikytų spaudimo taktiką. Tai būtų nukreipimas nuo įprastos Kinijos politikos. Tiesiog uždirbk pinigus ir nesuk sujudimo. JAV ir Kinija konkuruoja pasaulyje, bet jų santykiai visai nepanašus į šaltąjį karą. Šių dviejų lyderių susitikimai įprasti ir nebesukelia tokio ažiotažo kaip Reigano ir Gorbačiovo susitikimas Islandijoje. Kinijai pagrindinė rizika – didelis ekonominis nuosmukis. Baltieji rūmai nepriimtų retųjų žemių eksporto draudimo. Be abejonės jie atsakytų tarifų paketu ir atsilygintų tuo pačiu. Galiausiai Kinija gali pakartoti 2010 metų krizės scenarijų, kai draudimas tik paskatina tolesnės investicijas kitur. 2010 metų krizė galėjo užkirsti kelią dabartiniai galimai spaudimo taktikai, dar jai neprasidėjus. Mountain Pass kasykla vėl veikia, nes prieš kelis dešimtmečius jos veikla buvo tik sustabdyta, todėl ją buvo lengva paleisti. Be to, ji turi kainos garantiją iš Pentagono, todėl galime būti tikri, kad išgyvensime, kad ir kas nutiktų atviroje rinkoje. Ir net Kinijai vis dar kontroliuojant didžiąją dalį retųjų žemių apdirbimo, pakankamai apdirbimo pajėgumų turi vakarų įmonės, kad patenkintų kariuomenės poreikius. Tai ne pajėgumų, o civilinių rinkų noro mokėti daugiau klausimas. Jei Kinija pradėtų atvirą ekonominį karą ir aiškiai siektų kirsti sąsiaurį, tikėtina, kad būtų abipartinė parama kariuomeniai skirti išteklius, net jei tai sukeltų ekonominę katastrofą.
Jungtinės valstijos visą, ko negautų tiesiogiai, galėtų importuoti per trečiąją šalį. Neseniai matėme, kaip kita šalis išsiaiškino, kaip apeiti sankcijas. Pagalvokite, kaip tai būtų lengviau šaliai, kuri yra didesnė pasaulinėje rinkoje. Pekinas taikytų eksporto apribojimus vos tik pasiruošęs galimai invazijai į Taivaną. Tačiau ankstesnis platesnės krizės išprovokavimas gali neduoti norimo efekto. Taigi, ko mes išmokome? Karas su Iranu privers JAV papildyti ginklų atsargas. Tam būtini retieji žemės elementai. Kinija dominuoja retųjų žemės elementų rinkoje. Jei Kinija norėtų, ji galėtų spausti Jungtines valstijas ir bandyti primesti savo valią Taivanui. Kinijos 2010-ieji meno spaudimas galėjo sužlugdyti šią galimybę. Šiandienai man užteks. Tai jau 27-oji iš eilės vaizdo įrašų kūrimo diena. Iki tol, pažiūrėkite vakarykštį mano klausimų ir atsakymų vaizdo įrašą Lines on Maps Extra kanale. Patiko vaizdo įrašas? Spauskite patinka, dalinkitės, prenumeruokite. Iki kito karto, saugokite save.